kai jaunoji Kėžių kaimo gyventoja Ingrida Kraštytė dar tik mokėsi pardavėjo profesijos Kupiškio miesto žemės ūkio mokykloje, ten pat gretimai ir statybininkų mokėsi toks vienas vaikinas Usūrinis, kurio pati Ingrida tikrai labai neapkentė. Taigi kaip kartą po pamokų prie pat Kupiškio autobusų stoties tas mokinys Usūrinis buvo priešo, chuligano užpultas, ir pati Ingrida buvo beveik iš arti gyvai tai mačiusi. Tai buvo sausio mėnesių jau artinantis į pabaigą vieną niūrią ir pilką žiemos popietę, kai Usūriniui atėjus iš mokyklos įstoti, čia pat lauke gretimai prie mokinių ir sukiojosi vienas nemalonus ir girtas chuliganas su plikai skusta galva. Jis vizualiai iš veido buvo labai panašus į vyšniuką. Taigi, tas nežinomas girtas chuliganas, pakurstytas vieno bičiulio profkiečio, tuoj pat prisikabino prie to Usūrinio. Skustagalvis chuliganas buvo gan agresyviai nusiteikęs, rankoje nešėsi pusiau nugertą vyno butelį ir grėsmingai sekė iš paskos Usūriniui, nors tas, pajutęs pavojų ir ėmė tatupstas traukti šalin, bet anas tipas vis tiek sekė paskui Usūrinį, jam visokiais žodžiais grasindamas. Sekdamas paskui įbaugintą Usūrinį, šitas chuliganas galop išėjo ir iš stoties teritorijos į gatvę, tenai prie pat gatvės apšvietimo žibinto pasidėjo savo butelį ir nuėjo tolyn šaligatvių paskui sprunkantį mokinį, visaip vis tyčiodamasis iš jo ir grasindamas duoti jam į liūlį. Vyšniuko antrininkas prie pat stoties trenkė su kumščiu Usūriniui, bet tas su alkūne atrėmė pirmąjį smūgį, bet antruoju vis tiek trenkė Usūriniui tiesiai į galvą ir, patenkinta savimi, apsisuko grįžti atgal. O Ingrida taip ir nesuprato, už ką tą Usūrinį šitas chuliganas taip agresyviai čionai viešai užsipuolė. 2005 metų sausis.